Labas visom po naujų metų. Mes ir vėl čia sugrįžom, susirinkom kažko naujo apžiūrėti. Tai šiandien studijoje turiu savo naujai naudojamą SteamPod tiesinimo aparatą. Štai taip atrodo aparatas. Tiesina garais jisai, todėl yra sveikesnis ir mažiau žaloja plaukus. Jeigu jums įdomu sužinoti daugiau apie šį aparatą, kaip jį naudoti, iš ko jisai susideda, žiūrėkit video toliau ir taipogi papasakosiu savo tokias taisyklės, kuriomis vadovaujuosi, kai tiesinu ir kai banguoju plaukus. Kuo skiriasi man plaukų paruošimas būtent šitiem dviem dalykam. Tai žiūrėkite toliau. Tai pradėkime tiesinimą ir ką aš padariau, tai namuose įsiplovus galvą pasitepiau su Mythic Oil vadinamu. Yra toksai universalus kremas su stipriu koncentrato argano ir migdolo aliejais. Tai aš pasitepiau juo pusę plaukų ilgio ir juos įsidžiovinau džiovintuvu, gerai užvertus galvą, kad atkiltų nuo šaknų. Tai dabar šiek tiek parodysiu jums SteamPodą, tai jisai susideda iš kelių dalių. Viena dalis, kurioje pilasi vanduo, tai va atsidaro. Čia įsipila vandenukas, yra apačioje tokios lipnios dalys, kurios prisiklijuoja prie paviršiaus, kad neslydinėtų ir neišlaistytumėt ir nenumestumėt. Ir tada yra toksai tiesintuvas, kuris įsijungia štai čia mygtuko paspaudimu viduj. Ir gali nusireguliuoti temperatūrą. Tai aš nusireguliuosiu temperatūrą, kurią dažniausiai tiesintuvui naudoju, pakankamai aukštą 200. Tuomet naudosiu galam būtent SteamPodo rekomenduojamą aliejuką. Lašą aliejaus įtrinu į rankas ir su juo perbraukiu galus. Jaučiu, kad mano aparatas jau pradėjo skleisti kažkokį garsą. Tai jaučiu, kad jau įkaito ir pradeda veikti. Taip pat į rinkinį įeina štai tokios šukos, aš naudosiu šitą smulkesnę dalį. Tai ką padarysiu, tai plaukus padalinsiu į dvi dalis, taip mano sklastymas šiek tiek labiau krenta. Staisysiu sklastymą. Kitą atskirsim kažkokią dalį plaukų ir prisegsiu. Dar šitą padalinsim pusiau. Ir prisegsim. Tai svarbu iš tikrųjų plaukus prašukuoti ir esminis elementas, ką mums reikia daryti, tai netgi parodytos tokios rodyklytės čia žemyn, kad braukiant ta siauresnė dalis turi eiti žemyn. Iš esmės yra tokios kelios taisyklės, kuriomis aš vadovaujuosi formuodama plaukus. Tai kad kai plaukus tiesinu, tai esminis dalykas, kad jie kuo labiau žvilgėtų ir atrodytų labai sveiki. Tai dažniausiai naudoju tuomet priemonės, kurios plaukus suminkština, tai yra aliejukai, kremai įvairūs, serumai ir panašiai. Kai banguojat plaukus, jokių stiprių kondicionierių ir kaukių ir jokių aliejukų ant plaukų. Nes tada be šansų, kad jums bangos laikys, nebent jūsų plaukai super sausi. Tuomet, aišku, kitas reikalas, bet labai retai ir labai mažai tokių plaukų yra. Ką padarysiu, tai dabar skirsiu tik viršutinę dalį, nes jau noriu prieiti arčiau prie šaknų. Ir pagalvosit, kas iš to iš tikrųjų tuo tiesinimu garais. Bet jeigu jūsų plaukai pažeisti, tai yra labai aktualu susimastyti, kaip juos mažiau žaloti formuojant. Tai būtent šitas aparatas ir yra su tokia intencija, kad garais tiesinant mažiau tiesiogiai degini plauką. Štai kaip galai atrodo vienos pusės ir kitos plaukų. Daugumoje vietų man reikia šiaip 2 kartus perbraukti. Užtrukau 12 minučių. Tai būtent tas toks mažiau plaukų žalojimo aspektas iš tikrųjų man yra pagrindinis dalykas
susijęs su šiuo aparatu. Ir aišku, tas žvilgėjimo efektas, kurio, tiesą sakant, su savo tiesintuvu aš nežinau, išgaunu. Su Stimpodu plaukai yra labai super glotnūs. Tai vienas niuansas, kurio gali pritrūkti, tai yra purumo šaknyse. Tai jeigu jūsų plaukai yra nesausi ir mažai atkilę nuo šaknų, tai siūlyčiau naudoti kažkokią priemonę kaip sausas šampūnas arba pudra ir šiek tiek jų įpurkšti į šaknis. Aš išnaudosiu šiam kartui L'Orealio purškiamą pudrą. Išplakuoju. Keletą taip viršutinių sluoksnių padarau. Labai lauksiu jūsų komentarų, kai išbandysite šitą aparatą ir pasidalinkite, kaip jūsų plaukų tipui jisai tiko ir kokį efektą suteikė. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki!